Pirmadienį Tokijoje prasidėjo Japonijos mados savaitė. Daugybė mados gerbėjų suvažiavo pažiūrėti naujausių dizainerių kūrinių. Iš pirmų pristatytų kolekcijų veteranės Hiroko Košino darbai. Ji garsėja tuo, kad semėsi įkvėpimo iš kaligrafijos ir tradicinio Japonijos meno. 11-oje Japonų mados savaitėje Košino pristatė 2011 metų pavasario ir vasaros kolekciją, pavadintą Tolimieji rytai. Panaudojau detalių su japonišku rašalu pieštais raštais, taip pat rytų meno, sumi elementų. Tokijo kolekcijos pagrindas menas, kurdama didžiausią dėmesį skyriau medžiagai. Modeliai žengia podiumus ilgomis baltomis suknelėmis apipieštomis japonišku rašalu. Košino sako, kad jos Azijos meno įkvėpta kolekcija susideda iš spalvingų Vietnamo medžiagų ir senovės kinų meno atributų. Pasak menininkės, japonų dizaineriai kūrė ne vien tradicinius kimono. Spalvingos suknelės, šviesesni kostiumai atspindėjo dizainerės Košino įvairiapusiškumą. Prieš kelias savaitės dizainerė pristatė savo kolekciją Paryžiuje. Jis sako, kad pristatymas Tokijoje ne vien pramoga su gerbėjais. Renginyje dalyvavę jauni dizaineriai priešingai nei Košino tikisi sukurti prekės ženklų, kurie pajėgtų konkuruoti su garsiais tarptautiniais prekių ženklais.